Sveiki. Trumpai parodysiu, kaip aš susitvarkiau Instagramo profilį su Canva. Tai pirmiausia, ištryniau visą seną turinį ir mano profilis buvo visiškai tuščias. Ir tai buvo mano vasaros tikslas. Tai Canva programoje susikūriau dizainus, kaip aš norėčiau, kad atrodytų. Tai buvo pats sunkiausias darbas sugalvoti, ką aš kelsiu, koks tai bus turinys. Toliau aš galvojau ir apie aprašymus, tai kiekvieną aprašymą irgi išsisaugojau ir įkėliau į Canva, kad turėčiau po ranka. Tai įėjus į Notes, aš įsikėliau kiekvieno būsimo posto aprašymus, kaip aš norėsiu, kad jis būtų parašytas. Tai čia užėmė didžiąją dalį laiko susikurti aprašymus, susikurti dizainus. Ir vėliau susikūriau dar štai tokį dizainą, kad galėčiau numatyti, kaip atrodys mano Instagramo profilis, nes tiesiog neįsivaizdavau, kokia eilė seka geriau kelti savo darbus. Tai savo darbus atsisiunčiau kaip nuotraukas ir įsikėliau atgal į savo Canva paskyrą ir tada ilgai ir nuobodžiai tampiau savo dizainus, žiūrėjau, kuris dizainas prie kurio geriau derėtų, koks galėtų būti išdėstymas. Visai redagavau, tryniau ir vėl iš naujo kėliau ir bandžiau. Ir galiausiai pasidariau bent jau pirmiesiems sukurtiems postams, tai baigiau šioje vietoje ir tęsiu tolyn. Tai tikrai rekomenduoju pradžioje susikelti bent 10-12 postų, pasižiūrėti, kaip jie atrodys bendrame kontekste. Jeigu norėsite tokio šablono, tai parašykite man, galėsiu jį parduoti už simbolišką kainą. Tai pasidarius tokį planą, man liko įkelinėti. Tai pirmiausia, bandžiau per turinio planuoklį, tai Canva pradžios puslapyje galime spausti kairėje pusėje programos, turinio planuoklis. Ši funkcija yra galima tik Canva Pro vartotojams, tai jeigu naudojatės nemokamą versiją, jūs tokios galimybės neturite. Arba jūs galite išbandyti Canva Pro 30 dienų nemokamai, bet rekomenduočiau išbandyti tada, kai jūs jau būsite pasiruošę savo visus dizainus ir susiplanavę visą seką, tada galite išbandyti 30 dienų nemokamai ir tą 30 dienų išnaudoti prasmingai, nes nebereikės jums jau kurtis dizainą. Tai jeigu norėsite išbandyti, galite nuorodą rasti žemiau video, spausti ir išbandyti. Jeigu norėsite atšaukti, tai bet kada galite ateiti į savo ikonėlę ir nuostatos arba settings ir skiltyje atsiskaitimo laikotarpis jūs galite atšaukti planą. Taip, tai aš grįžtu į turinio planuoklį, pasirenku dieną, matome savo darbus, galime eiti į savo projektus ir ieškoti projektų. Arba galime, jeigu darbas neseniai darytas, rasti tiesiog pavažiavę šiek tiek toliau. Tai galime išsirinkti dizainą, matome, kiek yra dizaine puslapių, tai jeigu mums reikalingas kažkelintas, galime tiesiog nurodyti, kurį dizainą mes norėsime įsikelti. Tai aš pavyzdžiui pasirenku citatą. Tai dabar mes galime pasirinkti kanalą, tai galime pasirinkti Facebooko, galime pasirinkti Instagramo. Jeigu neturite, tai spauskite pliusą ir prijunkite savo Instagram business profilį arba Facebooko puslapį arba kitus, kuriuos matote, galite pasirinkti. Tai aš pavyzdžiui renkuosi Instagramo ir nurodau, kad tai bus JPG, nurodau, kuris puslapis
Taip, čia puslapis yra 19, tai dar kartelį turiu patikslinti, kad tai bus 19. Čia galime įkelti aprašymą. Tai kaip jau minėjau, aš aprašymus pasiruošiau iki to, tai dabar man reikia tik ateiti ir į pastabas ir nusikopijuoti. Spaudžiu Ctrl+C, grįžtu į turinio planuoklį, Ctrl+V ir viršuje mes dar matome, galime nurodyti datą, tai atėję galime nurodyti laiką, kuriuo norėtume laiku, pavyzdžiui, tai paspaudžiu 16:10 ir spaudžiu atliktą. Taip, tai pasitikrinkime, įrašėme datą, nurodėme, kur siūsime, kad tai yra JPG, kuris puslapis, mūsų aprašymas, įrašyti ir planuoti. Ir nurodytą datą, nurodytų laiku, šis postas įsikels į jūsų socialinius tinklus. Tai atėję į turinio planuoklį, jūs matysite, kad jau vienas yra suplanuotas ir kai ateisite į savo Instagramą, tą nurodytą laiką, matome automatiškai jau įsikėlę citata. Taip, tai dabar matau, kad įkėliau ne šį, tai aš tiesiog greitai šį pašalinsiu. Tai pirmasis būdas, kai mes planuojame per turinio planuoklį. Kitas būdas, kai mes tiesiog galime ateiti į savo dizainą. Taip, tai dabar aš turėjau kelti štai šį. Tai nusikopijuoju tekstą, kurį esu pasirašiusi ir einu į mygtuką dalintis. Toliau pasirenku, kad Instagramą. Tai čia mes galime suplanuoti įrašus iš darbalaukio arba iš karto paskelbti iš mobilios programos. Tai aš spaudžiu suplanuoti įrašus iš darbalaukio, kadangi dirbu prie kompiuterio. Taip, tai pasirenku, kad tai yra nuotrauka, nurodau, kuris yra puslapis, tai mano puslapis dabar yra 33, tai pasitikslinu, 33 puslapis, įkeliu aprašymą. Jeigu noriu, kad pasirodytų šiek tiek vėliau, tai vėlgi galiu planuoti, paspausti štai čia, kad būtų paskelbta vėliau. Jeigu noriu publikuoti, tai spaudžiu, kad publikuoti dabar. Ir galime jau paspausti peržiūrėti savo įrašą, kadangi iš karto publikuoju. Taip, matome, įrašas įsikėlė ir pasižiūrėti galiu, kaip atrodo. Taip, viskas gerai. Ir galiu suplanuoti jau įrašą, kad atsirastų kitas mano įrašas šiek tiek vėliau. Taip, tai kitas įrašas mano yra su citata. Tai grįžtu į savo dizainą, ateinu į citatą, vėl nusikopijuoju visą tekstą, kurį noriu įkelti, einu mygtuką dalintis, pasirinku Instagramą, suplanuoti ir šį kartą pasirenku JPG, pasirenku puslapis, tai mano puslapis yra 35, įkeliu tekstą. Ir šį kartą suplanuosiu, kad būtų paskelbta vėliau, tai pasirenku, kad būtų rytoj ir pavyzdžiui, rytoj tegul būna ryte ir spaudžiu atliktą. Spaudžiu tvarkaraštis, matome dizainas ruošiamas ir dabar jau yra viskas suplanuota. Jeigu ateisiu į turinio planuoklį, tai matysime, kad yra suplanuotas, taip, suplanuotas puslapis, laikas, koks tai bus tekstas, tai taip ir viskas suplanuota. Galime uždaryti ir savo kalendorijoje mes taip pat matysime, kad jau rytoj yra štai suplanuotas vienas postas į Instagramą. Tai reikėtų žinoti, kad jeigu jūs suplanuojate į priekį, tai negalite grįžti į savo darbą ir redaguoti dizainą toliau. Jis yra šiuo metu suplanuotas, jeigu jau norėtumėte redaguoti, reikėtų pasidaryti dizaino kopiją prieš tai. Tai tiek trumpai, tikiuosi, kad jums šios žinios buvo naudingos. Neužmirškite paspausti subscribe ir sekti šį mano
kanalą arba tiesiog paspausti patiktuką, laiką ir toliau mane įkvėpsite kurti Canva pamokas lietuvių kalba. Ir priminsiu, jeigu norite išmokti daugiau dirbti su Canva, įvaldyti Canva programą, tai apsilankykite puslapyje dukursai.lt, čia rasite daugybę jau mano įrašytų Canva ir ne tik Canva mokymų, kuriuos galite studijuoti savo patogiu laiku. Iki!